Klausymas. Gegužė. Lietuvių pasaka. Labai labai seniai, kai Perkūnas buvo žvėrių ir paukščių karalius, jis visiems paukščiams paskyrė vietą gyventi. Gandrui aukštą medį, ančiai vandenį, vyturiui lauką, varnai gegužei mišką, kregždei žvirbliui pastogę. Visi paukščiai apsigyveno savo vietose. Gegužei nepatiko gyventi miške. Nuskrido jį pas kaimynus paukštelius, į laukus prie upės, prie žmonių namų. Nepatiko jai niekur. Aukštas medis per daug atvira vieta, vanduo drėgnas, laukas kietas, miškas tamsus ir baisus, o pastogė tvanki. Tada ji nuskrido pas Perkūną ir sako: aš norėčiau gyventi ten, kur būtų šviesu, šilta, linksma, lengva, malonu ir nepavojinga. Perkūnas supyko ir sako gegužei: jeigu taip, tai ir gyvenk taip, be savo vietos. Ir dabar gegužė kiekvieną naktį nakvoja kitame medyje, neturi savo lizdo, kiaušinius deda į kitų paukščių lizdus. Svetimi paukščiai jos vaikus augina. Taip gegužė ir gyvena be namų, be šeimos, vis kažko ieško, verkia, liūdnai kukuoja. Jos gyvenimas be didelių rūpesčių, bet tikriausiai nelabai linksmas.